Na va, turim konteinerį. Ir iš ano reikia kažką padaryti. Žmogus skambina svaršikams. Tokių svaršikų pasirodo nėra pas mūsų, kad jie sugebėtų ir virinti, ir galvoti, kaip suvirinti. Keista, ne? Va, kaip sakant, gerai pradėti pos darbą. A jau matos, kas čia bus. A dar nelabai. Kažkas bus. Bus matyt, kas čia bus. Visai neblogai išsipjovė. Būčiau plazmeką atsivedęs. Būčiau per kokį 20 minučių čia apėjęs viską, bet su turbinka. Užtrukau beveik vis valandą. Pavargau. Bet vis dėlsi vyr. Gerai, kad ant galvos tas nenukrito. Būt nupjūvi galvą. Bet kas man tok nenupjūvi. Darbuojamės toliau, kaip nors. Čia reikės kempą atsivežti. Čia susvarkiu bele kiek dachuje virinti. O tie, kad tie susvarkiam virinti, žinot, nu, liet darbas. Pusautomačiai pis. Tam ir pusautomatis. Kad greitai padaryti darbą. Va, 3 valandik darbelis toks va. Prisikabinau vieną apatį. Vis detalį susipjaučiau perimetrui. Perimetrui detalės visos ir reikia tik tai susistygoti, susižiūrėti įstrižainę, susikabinti, susivirinti. O jau kai bus perimetras, galės rėmą daryti. Padarysim rėmą. Šiandien jau kažkon galės jau matyti vaizdelį vakarį. Nu taip, o dabar varau. Galvas kostės, koks savęs ką bomžus, blėt. O da gimtadienis ant mūsų. Karočių. Vežamės į objektą. Rimtesnį įrodį, biškai, kad nereikėtų tik šudinėtais. Atsivežiau aparatūrą, prasibėgau šitais vienas perimetras ir na chodu, bet kaip tyč pradėjai lyti. Vien laim, kad nebe plus 30, gali šitais va į megztinę apsimauti. Normaliai prakais nebebėg, bet bėg šitais čia vat vanduo. O čia virint reikės, žinai. Per vandenį virint, nu ne kažką, Martynai, nu bet. Buvau plan šiandien pasidaryti abudu karkas, bet gal ir išeis. Dar anksti tebėr, kiek aš čia dar te dirbu. Apie kokias 4-5 valandas. Nu, parūkom. Dedam į vietą šitą huinę. Miruojam įstrižainą, susistrupuojam, susikabinam ir apsivirinam. Belika. Metriuką antais prabėgti. Ir spėgti. Ane. Nu jo, paparė, na. Rytoj sekmadienis. Kur aš gaustos jobanos vilos? Nu jo, tvaju matė, nu tu rupus miltai. Huine, prabėgsiam su elektrodas, dėl tai kvapų bus. Išmeigojom, išgužėjom. Vakar naktį susišaudėm vėlos. Kažkokios dabar reikia žiūrėti, ar nieks nenupyzdino. Ar niekas nieko nenubombeno.
taip ir yra. Judėsim toliau. Po biskutį, po biškėlį. Aš dabar primyžu, kažkaip pacana nusikau gėriu aukštą myžu. Nu, tokia gyvatė. Nu, liuks. Judam toliau. Nu va, vien langinė, kaip ir daugmaž vietoj. Dabar bus tiesos akimirka. Išsiardam. Diskeliai buvo mūsų nierai. Prikišim akį, kas čia bus. Ar bus kas? Ar nebus? Judės, ar nejudės? Būtų gerai, kad nieks niekur nekliūtų, darinėtumas. Ką? Pabundo? Neblogai, girdi. Tikrai neblogai. Idiot. Man patinka. Nu, liuks. Liuks. Apsipiliavot. Apsišmirgeliuot ir kitą pusę tą padaryti. Visai neblogai čia išėjo. Visai neblogai. Vote. Įsidėjau. Susikibiau. Nieks niekur nekliūn, darinėjasi gražiai. Viskas na ходу. Šiandien prikišt так, kaip šlauk. Va. Atrodo, kad tepi buvo. Šį vakar pabaigsim. Šiandieną. Taigi vėl pradėti pabaigti. Visai nedam. Ir paskiau viską nusišmergeliuoti, nusišveisti. Visus tos blėti, kas nudegė, kas atsikišė, ko nereikia. Ir bus na ходу. Nu va. Apsivirinau. Blėkas iš visų pusių vis rinks. Ir tą pradėjau lygiai 4, dabar ir 6 valandą. 2 valandas įsistatyti ir apsivirinti. Visą šitą huinę 2 valandas. Va taip, su vienu parūkimu. Kas čia beliko? Apsišmirgeliuoti. Pasidara. Pim. Neblogai, neblogai. Apsišmirgeliuoti. Ai, parūkyti dabar, apsišmirgeliuoti. Bus darbas baigtas. Bus dar šebys. Dar čia kokį valandėk šmirgeliavimą. Manau, gal greičiau. Su tuo huinavas šmirgeliuoju.
Eina labai gerai. O tokiam plokštumom šitai. Pats tas ir su tokiu. O, blėt, skylę palikau. Reikės uždėti tašką. Uždėkit. Ne. Iš vidaus užmetam. Kur yra ta? Nebešviet. Nu, lyg daugiau niekur nešviet. Matau, tas ir šviečia. Uždėkim taškelį. Va, tas ir skylė. Užmeskim. Ai. Dar vien. Ai, zaibis, nebešviečia. Liuks. Vien žodžiu. Viskas pagal planą seka šiandien. Zašibys. Nu va. 8 valanda į vakarą. Ir viskas ir su langiniam baigta. Dvi dienos darbą. Patep. Gavos gerai. Darinėjasi gerai. Nieks niekur nekliūva. Užsivirina blieka. Liuks gavos. Liuks. Vietoj šiukšlėms. Visur ir nuo turbingos. Muinos. Все, renkame šmutkis. Čia aš reikia nusivalyti. Čia yra aprūkę. Nu, bet jau paruošimas dažymai ne mano problemas. Nusivalyti su skuduru. 646 viskas nuostabu. Apsigruntuoti, apsidažyti. Ką nerūdėt, ką nepūtų. Užrakt, blėt, sugalvoti, čia kažkas reikėtų pritempiai. Ten pritempiai. O gal netgi čia vat vienas brikš, čia kažkur. Ir čia kad pist, huitu atlupsena. Bet čia sugalvos dar žmogus, kaip anam patogiau, kad nemaišytų. Kad nemaišytų nei dirbt, nei vaikščiot, nu karočiui. Reikia kažkokį kompaktišką sprendimą sugalvoti, kad viskas būtų savo vietoj, nes čia bus kioskelis pajūry. Galėsite atvaryti kavos, spurgų, alaus. Nusipirkti, keptus duonos, dar ką nors. Pačilinti pajūrį, paplūdimį saulį pajudėti. Va taip. Tiek šiam kartai. Su šito projektu, bet mes dar prie nuo sugrįšim. Girdot, kaip kal variklis? Pakeičiau karočių kulkai, tepalų filtrą, tepalus. Ir šitais kas atsitiko. Po 8 štukų. Ble, nieks nekali, nieks nebildėjo. What the fuck? Rimtai, what the fuck? Nusipirkau šmakalai pilti. Blet, kai daužos čia kažkas. Nu nejuokinga. Įpilti. Jau čia reikės atviorti. Taip reikia čia daryti. Karočiui eina atviorkį atsinešti.
paskutinė savo teorija. Palei teoriją turėt nebekaltą, ne? Bent jau taip reklamuodus. Nu. Kur pabėgi, bля. Kažkoks soliduolis, bля, vidžiai. Apiniau, kad niks nematys, kad šį per šūdį. Ne, kai tau, nepabūdžiu. Košmaras. Dega lemputė. O dangau. Gerai, kad variklis spydis tą kainuoja. Įpilkė. O tai bėga. Žydai tai daro. Bet tą ne Lietuvai perikupais vadini. Įpilsuot šūdai variklį aikštelį stat mašiną paskui. Ką žino rančia padėti? Nes kaip jau liaudis išmintis byloja, kas yra reklamuojama, tas ir šūdų krūva paskutinė. Nu dabar reikia, kad pabirbtų. Kol kas birb, kala, bet nieks nevyksta. Viskas online yra. Nieks nevyksta. Vis tiek kalta. Variklis. Šūdų gabal. Nu, biškį tyliau, girdi. Biškį pričiauka. Žie užgesu iš kartą tepo lemputį. Tik pamanyk. Biškį tyliau kalent kompensatoriai. Bet vis dar kalent. Smala. Pažiūrėsim, kas tai bus. Vis tiek kal. Gal tai greit tur nesumačyt, bet mažiau bus. Žmonai gėlių nupirkau. A jūs vyrai perkat savo žmonom gėlės? Ar esat pipidėję ant savo žmonų? Nu, nors nedeg lemputį, karoči. Tai vadins spaudims kažkoks šioks toks biški pagerėjai spaudims, nesakyk. Tyliau, girdi. Nu, jeigu spaudins ir atsirado, vadins dar važiuos tas triperis. Bet stebuklų jokių nedaro tie šūdai tepaliniai. Gali tik savo psichologiją apipisti. Aiškiai, tas variklis ir primirties. Bet kas įdomiausiai, kol nepakeičiau
filtras su tepalu. Taip stipriai niekad nėra buvęs subarškėję ir niekad nėra buvęs tepalą lemputį užsidegus. Pakeičiau tepalą, 10 km alfa supyliau ir filtrą nauždėjau. Ir pizda nahui. Spaudim nebė, niek nebė, visgi bil tarš barška. Kas čia per huinė? Geriau būčiau nekeis, geriau būčiau iškart variklį nuvažti nusipirkti. Nu, bet į kapį. Nu, va, nuvažiavau kelis kilometrus. Baigės visi. Šiaip greit nustoji kalėjant. Po kelių kilometrų. Nieks nebekal. Šis. Kiek ilgai nieks nežino. Kas čia dabar pasakyti. Bet garselis iš karto šitai. Kaip normalios mašinos. Tepal kiek bautai tebi. Nebekal. Neaišku, kiek ilgai. Akis. Neaišku, kiek ilgai. Bet nemanau, kad ir įmanoma užpjauti šitą variklį su tepalu vidui. Bet tepalu jo, užkalt. Bet koks variklis užkalt. Bet su tepalu tuo šitai senu triperio, aš nežinau. Jeigu ir būtų kalės, būtų kalės ir nukalės dar 100 štukų man. Dabar visą bėdą su kolki ir kad neveik šildyms. O man dar 2 žiemas son reikės važiuoti. O šildyms neveik, šaltų orput. Blečia, jeigu vis panelį imt ardyti, o viešpatie švenčiausias. Arba reikia čia kažkur tiesiog išsipjauti skylę, nes čia iš šiukšlyno vis tiek eis tą mašiną. Čia taip šiukšlynas į gaidžių gaidys, o ne mašiną. Jeigu ne kolonkės durys, tai čia iš vis neįt. Man ir vert tiek, kiek sver, karočiui, metalų. Va, kaip tyliai burzgia. Nu, su pečiuku bus matyti. Būt gerai susitvarkyti. Neaišku, kas čia yra. Jaučiu, kad ir ten tos sklendis paralonai ir tiesiog neišskrida. Žino tą sklendį, kur uždaro šiltą, nušaltą, kur atskir, kur B3, B4. Ir ta bėda, kad nėra tiesiog ir rėmsų ten nebe tos medžiagos, kad atskir šiltą, nušaltą. Tai čia jaučiu bus, kad ta pat situacija. Čia tiesiog ir tas paralonas jau seniai išplūstus lauk per čia. Ir kad ir šiltai jungi vis tiek ant uždaro, bet vis tiek ant per šaltą putnu, tai realiai joks skirtum. Nors klimai šiaip ant veik, girdis, viskas važinėjus, viskas veik, kaip nekeista. Kaip nekeista. Nu, huine, karočiu. Čia ar variklis nebekal. O ką pan važiaus toliau, pažiūrėsim. Dievas dos. Kaip Dievas dos, taip ir važiuos.